Labadiena, mano vardas Riba, aš jau daugiau kaip 15 metų dirbu kalbos redaktorė ir dirbu su įvairiais tekstais, dažniausiai tai yra grožinė literatūra ir grožinės literatūros vertimai, tačiau taip pat redaguoju mokslinius tekstus, mokslinius žurnalus, mokslo monografijas. Save aš pirmiausiai matau kaip kalbos vartotoją, kurios kalbos mokėjimas vis dėlto yra labai ribotas, gal nelabai, bet turi ribas. Man atrodo, kad tas ribas kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų reikia žinoti. Pavyzdžiui, man yra tai buvę, kad redagavau komiksą paaugliams ir paskui suredagavau, ta knyga išėjo, paskui vienoje apžvalgoje perskaičiau, kad būtų pravertę šiai knygai redaktorė, kuri geriau išmano paauglių slengą. Tai dabar, kai man tokia pakliūna knyga, aš jau daug konsultuojasi su šeimos nariais, jaunais žmonėmis ir klausiu, ar jie vartoja vieną kitą žodį, kuris man įprastas. Todėl matau save, tokiose situacijose matau save ne kaip saugotoją ar kūrėją, o tiesiog kaip žmogų, kuris kažkada išmoko tą kalbą ir tą mokėjimą turi nuolatos atšviežinti. Redaguojant tekstus, nesvarbu ar tai grožinis ar negrožinis, visuomet darbo pagrindas yra kompromisas, bet aš manau, kaip ir bet kuriame darbe, retai kada tu gali visiems skelbti savo nuomonę ir visi jie džiaugiasi ir priima kaip nekvestionuojama. Ir redaguojant visada susiduria kelių žmonių, mažiausiai dviejų kalbos vartosena. Kalbos tam tikra reikšmė vartojami žodžiai, žodžių tvarka ir dažniausiai dėl to kyla diskusijos. Yra aišku toks stereotipas, kad redaktoriai reikalauja, kad viskas būtų pagal taisyklės, bet praktikoje iš tikrųjų, kai redaguoji, visada atsižvelgi į situaciją. Vienos taisyklės yra labai pravarčios, o kitas kaip tik reikia ir net būtina sulaužyti. Ir su redaktoriais dažniausiai diskutuoji, bandai nuslopinti savo žvilgsnį, bandai pamatyti tekstą kito žmogaus akimis. Ir jeigu tai pavyksta, tai tada gali labai daug išmokti. Aš ir pati dirbdama labai daug išmokau iš vertėjų, kurios kartais reikiamų metų užduodavo klausimą, ar tikrai čia būtina taisyti. Ir aš tada susimastydavau ir pagalvodavau, kad gal iš tikrųjų nebūtina, gal reikia tą savo automatinį tokį žinojimą truputį suskliausti. Tai, žodžiu, vienos tiesos nėra ir dirbdama kiekvieną dieną iš tikrųjų tą matai. Linkiu, kad žinių koncentratas, kurį jūs gausite universiteto suole, kad jis jūsų neišverstų iš kojų, kad jūs šitoje plačioje srityje, redagavimo darbe, atrastumėte save, suprastumėte, kokį darbą jūs norite dirbti, ar jūs norite dirbti trobelėje miškų vidury, vienas arba viena su kompiuteriu, ar norite didelio kolektyvo, ar jums bus smagu laužyti taisyklės, ar kaip tik jas nuolatos taikyti, ar jūs mėgstate skaityti. Tai visą tai jūs pamatysite ir tikiu, kad jums bus tai labai smagu.